Sveiki visi. Nusprendžiau padaryti dar antrą dalį dėl magnetų klijavimo, nes pirmoji daly gal ne viską pasakiau ir paaiškinau. Tai pirmiausia, čia mato tas rotorius, kur rodžiau pirmoji daly. Magnetai suklijuoti pilnumoj. Kaip sakiau, yra 16 polių, nes statorius 48 fazų, tai čia gaunasi 16 polių. Ką nepaminėjau pirmoji daly, čia aišku aktualiausia tiem, kurie pirmą kartą gal darys generatorių ir panašiai, kad būtinai kiekvieną magnetą prieš klijuojant pašiauškit švitriniu popieriu, nes taip tiesiai ant nikelio nešiaušto, tai klijai, nors ir tas pats metal bond, jisai paprasčiausiai užkišus netgi nagą nušoks lauk. Žodžiu, būtinai reikia pašiaušti magnetą. Antra, ko dar nepaminėjau, tai būtinai aišku klijuokit. Pirmiausia, sakykime, yra šiaurinė pietinė pusė magneto, tai sakykime, kai atsižymėsit visus polius ant rotoriaus, tai pirmiausia vieną polių susiklijuokit, sakykime, šiaurinis, tai va, vienas magnetas praleidžiam, antras praleidžiam, taip toliau žodžiu. Po to jau, kai sudžius normaliai šitie magnetai, tada jau į tarpus dedam kitą polių. Kaip minėjau, tik tais nedėkit iš viršaus, ypač šito tarp magnetų, nes jo trauka dar didesnė gaunasi ir sunku su juo susitvarkyti. Jį geriausia dėti, kaip sakiau, atsargiai kantuką padėjus čia ir paskui leist su ranka laikant už čia. Aišku, kaip sakau, kas nepratę, tai pirštai bus mėlyni, bet jokių būdų nepaleiskit. Arba stenkitės, kaip sakant, užvažiuoti su magnetu, užstumti jį, bet irgi nepaleiskit, nes menkiausias tarkštelėjimas magnetas kils. Tai va, čia buvo poliai, kaip sakiau, 29 mm, tai kadangi 30 mm magnetai netilpo, kaip pavyzdys, čia yra 30 mm magnetai, čia jau yra rotorius apšpakliuotas, laukia apšlifavimo, čia buvo poliai 33 ar 32 mm polius, o magnetas 30, tai čia tarpeliai dar mažesni. Čia gavosi kažkur, sakykime, apie 3,5–4 mm tarpelis viršutiniai daly. Apatiniai daly ten po milimetrą, tik tais po 2 maksimum magnetas nuo magneto. Žodžiu, naudokit tokius magnetus, kurie užpildytų kuo daugiau polių. Jau geriau tada vieną ir mažesnį, kaip sakiau, jeigu čia ir 30, tai jau geriau bus magnetas 20 pločių, negu kokie 4 mažiukai magnetai. Nes iš tų visų 4 mažiukų magnetų dar lys priešingi poliai, dar bus blogiau. Stenkitės užpildyti visą laiką polio, aišku, kuo pilniau ir su vienu magnetu. Bus žymiai geriau. Nes kiti daro, sakykime, statorius turi 36 pazus, na, sakykime, lengviausia skaičiuoti bus. Ir yra 12 polių. Ir kiti žmonės netgi daro, kad polių skaičių ant rotoriaus 2-gubina, 3-gubina, 4-gubina. Galima, kaip sakant, veiks, viskas tvarko ir tas generatorius. Bet jisai kokius 5 kartus, 6 kartus bus silpnesnis negu su 12 polių pilnai užpildytų normaliais gerais magnetais. Irgi niekada nedarykit, žodžiu, nedidinkit polių ant magneto, kiek priklauso, nes nu, čia yra nesąmonė, jau išbandytas reikalas ir vyniavimo būdas yra geriausias iš 1 į 4. Kiti vynioja ten ant kiekvieno pazo, praranda irgi dvigubai galios. Čia jau
patikrinta, išbandyta ir pats geriausias, kaip sakant, klasika, 1 iš 4 vyniavimo būdas ir polių tiek, kiek priklauso. Ir tą polių užpildyti kuo pilnesnį, su vienu magnetu. Ne su daug magnetukų, bet su vienu magnetu. Aišku, būna toks variantas, kad, sakykime, polius 42 mm ar 40, tai 25 jau nedėsi, aišku, pločio, 30 irgi, bet yra variantas, kad yra dar magnetai 20 pločio. Tai tada dedam 2 magnetus šalia vienas kito į vieną polių. Tai irgi galima taip. Tai dar kartuoju, nedarykite iš mažų magnetukų, sakykime, iš 4. Tai va, čia yra 2 kW jėgainės, čia yra 2,5 kW jėgainės rotorius, čia tas, kur labai ilgai stovėjęs, net jau rūdis pagavo viršutinės. Šitų diametras yra 170, šitų yra 195, nu, sakykime, beveik 200. Ir čia yra jau 18 polių, čia 16, čia 18 polių. Magnetų stiprumas tas pats, tik tiek, kad čia, nu, tie truputėlį stipresni, ten labai nedaug. Ir dar vienas dalykas, kai klijuosit magnetus, neįsigaskit, kas pirmą kartą tikrai nežinos, man taip irgi buvo prieš daug metų, pradėjau klijuoti magnetus ir, sakykime, ten pasiėmęs metalinį daiktą, lipo baisiausiai prie rotoriaus. Tai čia yra viskas normalu, kai užsipildo pilnumoj rotorius magnetai, susiklijuoja viskas, šito prilipimo nebėra, dingsta. Tai va, šito dalyko nepaminėjau, kad žinotumėte, nes buvo kažkada ir man taip. Na kągi, dabar imsim špaklio, irgi špakliuosim, naudoju paprastą špaklį su stiklaudiniu. Taip pat čia darysim, špaklius tikrai nedaug čia dėsis. Sūkių didelių nėra, sakykime, šitą jėgainę ten maks iki 400 suksis, šitą panašiai 450, tai mes jokio nedėsim, kaip sakant, apsauginio ten klijuoti stiklaudinį, kažkokį sluoksnį nereikia. Jeigu ten jėgainė suktųsi jau virš 500-600, tada jau galima dėti kažkokį ploną stiklaudinį sluoksnį tam, kad tikrai magnetai neišlakstyti. Nors nei vienam nesudėjęs šito dalyko ir jėgainė sukosi 1000 ir daugiau ir niekas neišlakstė. Na, čia kas kaip nori dėl saugumo. Bet atsiminkit, jeigu dėsit kažkokį apsauginį sluoksnį, tai dar turit tada milimetrą sumažinti diametrą. Taip, kas toliau? Na ką, kaip sakiau, špakliuosim, dėsim į tekinimo stakles, šitas telpa be problemų, su šito žiūrėsim. Jeigu netilps, tada bandysim kitaip, nes kiek matau, nu, lyg praeina ten milimetrų, bet žinot, jeigu labai arti staklių, tai praeis, kad nebūtų paskui ko nors nesudaužyti magnetų. Šitas tai drąsiai telpa, dėl šito neaišku. Šitą blogiausią atveju darysim, vešimės pas tėvuką ant didelių staklių. Kągi tiek, toks video dar priminimas, ko nepasakiau apie klijavimą magnetų, klijai, kaip sakiau, metalbond. Skaičiuokitės visą laiką pasukimą pazų, pagal pazus, kad nebūtų užlipimo. Aišku, tiesiai suklijavus gali išgautumėm 100%, bet ir užlipimas būtų 2-3 kartus didesnis negu su pasuktais. Na, žodžiu, mes pralošėm magnetus pasukę, sakykime, 5% galios, 5-10 maksimum procentų galios nuo generatorius, bet užtat išlošėm pasukę magnetus
žymiai greitesnį startą, nes mažesnis užlipimas, mažesnio sraigto reikia, tada jau geriau pastovesnis ir greitesnis darbas prie mažesnio vėjo, negu laukti ant kokių 7-8 metrų vėjo, kad pradėtų startuoti ir dar su dideliu sraigtu. Kągi, visiems gero vakaro, jeigu kilo klausimų, klauskit, kažką paaiškinsiu dar.